Anykščiai – miestas šiaurės rytų Lietuvoje, už 110 km į šiaurę nuo Vilniaus, 60 km į pietryčius nuo Panevėžio, 35 km į vakarus nuo Utenos. Įsikūręs prie Šventosios ir Anykštos upių santakos, abipus Šventosios. Centrinė miesto dalis – kairiajame Šventosios krante. Anykščių kraštas didžiuojasi turtingų kultūros paveldų ir labai gražia gamta, kurie traukia turistus. Per metus rajone apsilanko daugiau kaip 250 000 turistų. Pernai Anykščių rajonas vėl susigrąžino kurorto statusą, kuris prieškariu pagal tuo metu galiojusi Lietuvos kurorto įstatymą kartu su kitomis 15 gyvenamųjų vietovių buvo suteiktas ir anykščiams. Viliamės, kad ateityje ir toliau augs užsienio turistų skaičius, todėl privalu pagalvoti ir apie juos tenkinančių paslaugų plėtrą. Anykščių rajono savivaldybė turizmą laiko vienu iš pagrindinių verslumo skatinimo veiksnių rajone. Štai todėl ypatingas dėmesys skirtas paslaugų sričiai, ypač rengiant Anykščių rajono strateginį planą. Anykščių rajonas turi gilias ir stiprias tradicijas, turi daug menininkų dirbančių Anykščiuose. Yra nepaprastai daug žinomų menininkų, kurie dirba tiek įvairiuose Lietuvos miestuose, tiek už Lietuvos ribų. Rajono savivaldybė įvertinusi dabartinę situaciją bei būsimus pokyčius dėl investicinių objektų plėtros, kurie ženkliai įtakos vietinio anykštėnų menininkų aktyvumą ir didintų atvykstančių turistų skaičių, ieško būdų plėsti meninės raiškos galimybės Anykščių mieste. Ir tam turėtų pasitarnauti kuriamas menų inkubatorius menų studija, kuri galėtų tapti pasaulio anykštėnų tiesiog menininkų meka. Anykščių menų inkubatoriaus steigimą inicijavo Anykščių rajono savivaldybės administracija, siekdama sutelkti menininkus, jų grupės ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenys vienoje erdvėje, suteikiant galimybę įgyvendinti menininkų idėjas ir sudarant palankesnės sąlygas vystyti verslą. Tuo pačiu skatinti Anykščių miesto bei regiono bendruomenės ir meno visuomenės bendradarbiavimą, rengiant vizualiųjų menų projektus, kviečiant ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkus propaguoti miesto ir šalies kultūrą. Menų inkubatorius turi tenkinti viešuosius interesus, todėl priimtiniausia menų inkubatoriaus teisinė forma viešoji įstaiga. Įvertinus 2008 metų svarbiausius Anykščių kultūros įstaigų renginius, projektus, deja galime teigti, kad Anykščiuose nėra meno kūrinių parodų salės ar galerijos tinkamos meno kūrinių ekspozicijai. Kilnojamos profesionalaus meno parodos glaudžiasi Anykščių senosios koplyčios kamerinių menų centre. Aš kaip dailės mokyklos mokytoja manau, kad menų inkubatorius yra labai reikalingas. Mūsų mokyklai vaikai yra ruošiami, mokomi, išmokomi ir daugiau paleidžiami. O kiekvienas jaunas žmogus, kiekvienas menininkas, jisai turėtų turėti kažkokį ratą, į kurį galėtų ateiti, galėtų pasidalinti mintim, idėjomis, galėtų kurti, o kaip supratau, menų inkubatorius ten sudarytų sąlygas, dirbtuvės, parduotų savo darbus. Iš tikrųjų, darbų yra tokių gražių, kad aš žiūriu kartais ir man gaila, kad jie nusės kažkur. Aišku, tėvai džiaugsis, draugai džiaugsis, bet žmonės norėtų įsigyti ir nežino, kur kreipti. Anykščiai
žymių Lietuvos klasikų gimtasis rafinuotas kraštas. Ir dabar netrūksta čia gimusių ar gyvenančių ir kuriančių menininkų, kurie galėtų bendradarbiauti su menų inkubatoriumi. Tas menininkų apsijungimas ir naujų menininkų ugdymas, ko gero, ir būtų reikalingas per tą menų inkubatorių, kadangi dabar sunku tiesiog visiems susivienyti. Tai aš manyčiau, kad ir Anykščiuose reikėtų surasti tokių jaunimo pasiekėjų, kurie pritaptų prie mūsų esamų stiprių dailininkų, kaip Jonas Tvardauskas, ir Pelegrimas, ir Valentas Survila, kadangi jisai kalvystę užsijama, tai praktiškai reikėtų, kad ir jų pėdomis kažkas sektų. Tai va, o jeigu ši įstaiga, jeigu suteiks tokias galimybės visiems apsijungti, tiesiog pritraukti daugiau jaunimo ir pasiekėjų, tai aš manau tikrai kažkas tai įvyks tada. Menų inkubatoriaus vystymo krypčių potencialas yra didelis. Dailė, kalvystė, kinas, literatūra, poezija, skulptūra, fotografija, karikatūra, kompiuterinis menas, muzika, šokis, rankdarbių menas, keramika, kūno menas, grafiti, teatras, architektūra, instaliacija, medija, šiuolaikiniai vizualieji menai. Dar viena menų inkubatorius vystymo kryptis paremta kūrybos proceso technologiškumu. Pagrindinės ypatybės, charakterizuojančios kūrybinį procesą ir kūrinyje, yra technologiškumas, virtualumas, integracija ir interaktyvumas. Čia kaip tik bus menininkams sudarytos sąlygos, kuriant naudotis programinėmis priemonėmis ir interneto šaltiniais. Menų inkubatorius vystyme ypatingą vietą užima rezidavimas, kadangi reziduoti – tai dirbtuvės, dekoracijų, repeticijų salės, skiriama ne mažiau kaip 60% menų inkubatoriaus patalpų ploto, o tai būtų apie 900 kvadratinių metrų. Anykščių menų inkubatoriaus įstatuose nustatyta, kad rezidentais gali būti menininkai bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektai susiję su menu, kurių buveinė yra Anykščių rajono savivaldybėje. Rezidavimui galima nustatyti daugiau kriterijų, kuriuos turi atitikti norintys saugiai pradėti ir plėtoti verslą menų inkubatoriuje. Pavyzdžiui, nustatyti reikalavimą išsilavinimui, patirčiai ar panašiai. Kadangi eilę metų tenka bendrauti su anykštėnais tautodailininkais, tenka pastebėti, kad iš tiesų visą laiką Anykščiuose trūksta parodinės erdvės. Visą laiką yra problema pasikabinti parodą ten, kur norėtum, kada norėtum. Tai aš manau, kad menų inkubatoriaus atsiradimas Anykščiuose būtų nuostabu. Būtų nuostabu ir būtų turbūt tai, kad atsirastų tokia vieta, kuri galėtų jungti profesionaliuosius menininkus su tautodailininkais, atsirastų kažkokia Anykščių meno bendruomenė. Svarbios menų inkubatorius vystymo kryptys yra tarptautinis judėjimas ir bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio menininkais, su panašiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Gali būti priimamos keliaujančios parodos. Viena iš galimų menų inkubatoriaus vystymo krypčių – kūrybinės darbo stovyklos, kuriuose būtų suvedamos ir jungiamos skirtingo amžiaus kartų žmonių grupės. Šiuose stovyklose būtų kuriami eksperimentiniai socialinio, profesionalaus ir mėgėjiško meno projektai. Tokio gyvo kūrybinio proceso – tapybos, skulptūrinių instaliacijų, muzikos, šokio, teatro ar kiti projektai – metu būtų galima pasiekti netikėtų kūrybinio bendradarbiavimo, atradimų ir mainų. Kūrybinė industrija laikomos veiklos, kurių pagrindas yra individo kūrybiškumas, gebėjimai bei talentas ir kurios gali kurti materialią gerovę bei darbo vietas, kurdamos intelektinę nuosavybę. Yra skaičiuojama, kad pavyzdžiui Anglijoje kūrybinės industrijos generuoja pajamas didesnės negu automobilių pramonė. Tai jeigu Anglijoje tai yra, tai Lietuva, kuri neturi iš esmės didelių tokių verslo šakų. Tai menas yra lygiai taip pat verslas. Menas lygiai yra tas pats objektas, kuris neša ne tik pajamas, kuria pridedama vertę. Anykščiai yra labai svarbi ir skirtinė vieta, nes man dėl to, kad smagi, kad aš pats čia dirbu su žmonėms, su projektais, su kompanijom. Kitas dalykas, aš sakyčiau, nelabai aš matau tiek daug miestų mažesnių išskyrus, pavyzdžiui, Vilnių ar Kauną, kurie taip stipriai, net agresyviai, aktyviai
kovotų už naujus projektus, už kultūros vietą, už novatoriškus dalykus tam pačiam mieste. Kad tai yra ta vieta, kur iš tikrųjų neveltui čia gimė ir rašė tiek žmonių. Manau, kad čia Anykščiai iš tikrųjų turi tą potencialą dėl daugelio dalykų, dėl susiformavusių žmonių, dėl unikalios gamtos, dėl išlikusio paveldo, dėl to, kad čia jau vyksta darbai, stovi daiktas, reiškia iš esmės, kurį reiktų gal griauti arba rekonstruoti arba statyti, bet projektai vyksta nepriklausomai nuo to ir vyksta labai įdomus ir labai aktyviai ir labai agresyviai. Tai jeigu mes remiam kelių statybą, nutiesimą keliuko, tai čia reikia tik truputį padėti, kad šitoje vietoje ta vieta skambėtų, kad žmonės po kelių metų galbūt dėl to ir važiuotų į Anykščius. Ne kur kitur, kaip važiuodavo į Birštono džiazo festivalį, važiuotų kitur, važiuotų čionai, būti, žiūrėti, matyti. Kalbėdami apie verslo ir meno santykį šiuolaikinėje bendravime, manau, niekada nesuklysime sakydami, kad tai yra perspektyva ir kad būtent verslas ir menas būtinai turėtų bendrauti. Ir Anykščiai yra tas miestas, kuris čia labai turėtų atrasti bendrus sąsajas meno ir verslo. Tai nėra pramonės miestas, tai yra kurortas, tai yra kurortinė teritorija, tai yra poilsis susijęs su žmonių geromis emocijomis ir taip toliau. Todėl aš manau, kad meno inkubatoriaus atsiradimas Anykščiuose turėtų tik tai teigiamai veikti į abi pusės, tiek ir verslui, kuris susijęs su žmonių poilsio organizavimu, su laisvalaikiu, su sveikatinimu, su spa paslaugomis, tiek ir pačiam meno inkubatoriai, ir kur demonstruoti, kur galėtų žmonės ateiti, praleisti laiką, rengti įvairius renginius, kultūrinius ir taip toliau. Todėl aš nebejoju, kad tokio objekto atsiradimas Anykščiuose būtų labai teigiamas abiem kryptim, tiek ir žmonėms atvykstantiems ilsėtis, tiek ir žmonėms atvažiuojantiems demonstruoti save arba savo darbus. Todėl aš tik už tai, kad tokie objektai atsirastų ir jie netgi būtini. 2008 metais Menų inkubatorius tapo nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos nariu. Įgyvendinus projektą ir Anykščių menų inkubatoriaus menų studijos vystymo planą, kuris apima keletą etapų, mieste būtų skatinamas meno kultūros ir su menu susijusių verslų vystymasis. Anykščių menų inkubatorius menų studija tai būtų tarsi šiuolaikinio meno centras, kuriame rinktųsi, dirbtų, kurtų menininkai, galėtų tarpusavį bendrauti ir galėtų naudotis tuose patalpose teikiamomis įvairiomis techninėmis galimybėmis. Kadangi šiuo metu mieste yra keletas atskirų pavienių kultūros įstaigų, kurios tenkina tik tai atskirų menininkų interesus. Mūsų Anykščių menų inkubatoriaus tikslas būtų, kad tuos menininkus vienyti. Vienyti ne tik tai bendrai kūrybai, bet tenkinant ir jų įvairius interesus, ir būtent tuo tikslu ten būtų sudarytos įvairios techninės galimybės. Tai būtų tarsi centras, į kurį renkasi skirtingų meno šakų žmonės, bet jie visi naudojasi vieno ir kito interesus atitinkančias veiklas. Planuojama, kad menų inkubatoriuje dirbs 4 etatiniai darbuotojai – direktorius, finansininkas, vadybinimas ir aišku projektų vadovas. Neilgiau kaip 5 metus lengvatinėmis sąlygomis menų inkubatoriuje būtų sudaromos sutartys su rezidentais. Rezidentavimui iš viso būtų skirta 60% visų meno inkubatoriaus patalpų ploto. Ir menų inkubatorius, kaip ir sakiau, būtų atviras visiems menininkams, visiems norintiems, galintiems ir turintiems didelį potencialą rengti parodas, bendradarbiauti įvairius kultūrinius renginius. Na ir turime atlikę finansinę analizę. Remiantis pirminėmis prielaidomis, finansinė analizė buvo skaičiuojama 15 metų laikotarpiu.
Nuliniais metais laikomi 2010-ieji. Anykščių menų inkubatoriaus menų studijos veiklos generuoja pridėtinę vertę ir tai užtikrina veiklos stabilumą ir tęstinumą. Paskaičiuota projekto vertė parodė, kad Anykščių rajono savivaldybė nėra pajėgi viena įgyvendinti šio projekto, todėl prašome ES struktūrinių fondų paramos šio projekto įgyvendinimui.